Sveiki visi, su jumis sveikinuosi, aš Raudonasis Lapinas ir šiandien jums parodysiu, kaip į Minecraft serverį įsirašyti pluginą. Tad nieko nelaukiam ir keliaujam mokytis. Keliaujam! Gerai, tai pats paprasčiausias būdas, kaip įsidėti pluginą į Minecraft serverį, tai tiesiog keliaujam į naršyklę, keliaujam į redfoxcloud.com, atsidarome savo paslaugos valdymo pultą ir keliaujame į skiltį įskiepiai plugins. Jeigu nežinote, kaip susikurti serverį, kaip žaisti jį su draugais, tai yra padaryta pamoka, ją paliksiu šio vaizdo įrašo aprašyme. Na, o dabar pasiieškokime, ko mes norime. Sakykime, aš noriu VIA version ir VIA backwards pluginų. Tiesiog mygtuko paspaudimas ir štai jau matome pluginai įrašyti, juos matome štai čia viršuje. Tai iš ties yra labai paprasta, turim didžiulę biblioteką pluginų, tai nei kiek nebejoju, kad viską, ko jums reikės, rasite tiesiog čia. Na, o jei ne, tuojaus parodysiu dar vieną būdą, kuris veikia tik su Pro planu. Važiuojam. Taigi, jeigu plugino, kurio jums reikia, neradote mūsų bibliotekoje, su Pro planu yra kitas būdas, šiek tiek sudėtingesnis, nes jam prireiks FTP programos. Aš naudosiu WinSCP, jūs galite naudoti FileZilla ar kokią kitą programą, kurią jūs gerai pažįstate. Tai atsidarome programą, išlenda štai toks langas, failo protokolą pasirenkame FTP ir tada keliaujame į savo naršyklę, į redfoxcloud paslaugos valdymo pultą. Tuomet surandame skiltį FTP MySQL rcon ir čia jūs matysite pagrindinę informaciją, kuri yra reikalinga, kad prisijungtumėte prie savo serverio failų. Tai dabar nusikopijuojam serverio IP, tą galima padaryti su mygtukų kombinacija Ctrl+C, keliaujame į programą, čia spaudžiame Ctrl+V, štai įsikopijavo. Tuomet prisijungimo vardas, taip pat įvedame prisijungimo vardą ir slaptažodis. Įklijuojame ir jį ir spaudžiame prisijungti. Na ir štai čia jūs matysite visus savo serverio failus. Tai dabar reikia atsisiųsti kažkokį tais pluginą. Aš jau tą pluginą atsisiunčiau, tai dabar tiesiog keliauju tą pluginą susirasiu. Taip, štai čia išsikeliu jį ant darbalūkio ir viskas, ką reikia padaryti, tai tiesiog įkelti tą pluginą į plugins failą. Spaudžiame gerai ir viskas. Labai paprasta. Tas pluginas jau yra viduje, patikrinam, taip, simple score, viskas yra. Dabar tiesiog galime grįžti į valdymo pultą, įjungti serverį ir pabandykime susitikti žaidime ir pasižiūrėti, ar viskas veikia. Na ir štai mes jau esame savo serveryje, tai matau tikrai, kad vienas pluginas jau veikia, bet tam, kad patikrinti, ar pluginai veikia, mes surašome komandą plugins. Ir štai mes matome, kad turime simple score, VIA backwards ir VIA version. Visi jie šviečia žaliai, tad reiškia, kad pluginai veikia. Tai štai taip paprasta yra įsirašyti pluginą į Minecraft serverį. Jeigu jums patiko ši pamoka, būtinai paspauskite mygtuką patinka, prenumeruokite redfoxcloud kanalą. Jeigu žiūrite mane kur nors kitur per kokį TikToką, taip pat followinkite redfoxcloud, paspauskite širdelę, būtinai parašykit komentarą, kokios kitos pamokos norėtumėt, aš visus komentarus perskaitysiu. Na, o su jumis buvau aš, Raudonasis Lapinas, ir sakau jums iki kitų pamokų ir ate!